Lina, artumas yra emocinis ir mentalinis nuogumas abipusiam jautrume ir, abipusiai pagarboj. Kaip vat Lina labai gerai sako, buvimas be kaukių. Taip, dažnai vat vieniša moteris, kaip ir vienišas vyras, sėdi kažkokioj kaukėj, rolėj ir jisai nenueina į santykius su savim gilų. Kai nėra gilaus santykio su savim, tu negali gilaus santykio su kitu sukurt. Ir kai kurie mes net paprasčiausiai iš tėvų nepaveldėjom įgūdžių tokių. Mes net nežinom, kaip tą artumą daryti. Pirma gi mokomės per darymą. O kai mu mūsų, pavyzdžiui, tėvai nebuvo artimi poroj, jie augino mus vaikus, augino kaip galėjo. Dažniausiai išgyvenimo strategijose buvo, kur nereikėjo dūšios. Kaip tik jautrumas galėjo sugadint visą situaciją, nes negalėjo pakelt paprasčiausiai žmonės tokių sunkumų, kurie buvo anksčiau. Arba augino vaikus. Ta prasme, nes anksčiau poros buvo užaugint vaikus, savo pensijai užaugint. Ir tai buvo sąjunga su tam tikrom naudom. Galėjo būti nedaug meilės ir mes labai daugelis atėję iš tėvų santykių, kurie buvo vardan to. O ten tarpusavio meilės nebuvo. Gal ir vaikam ne visada buvo meilės. Ir mes tada, kai negauna pavyzdžio, mes tada stengiamės bent jau kažkur kažką nuraut. Ir mes va su Vaidu šiandien kalbam vieną iš scenarijų, kur sėkmingas žmogus, bet vienišas. Mes funkcionuojam per dvi dalis. Per dūšią ir per personą. Ir mes nuo vaikystės, kadangi daugelis augo kaltės auklėjime. Ir aš šiandien nesiplėsiu apie tai. Mes užauginom paprastai savo personas, kurie patinka, atitinka. Ir varo šviesą rytoj. Bet personos dalis yra šalta pas žmogų. Tame nėra šilumos, tame nėra jautrumo, tai yra tokia, ego dalis, bet labai nuvalkiotas tas ego. Dalis moterų vienišų, jos yra dirbtinės, jos jaučiasi dirbtinės. Jos gali pritraukti per nuostabą savo, pavyzdžiui, žavesį ir grožį, ta prasme, biologinį grožį, ir tai mus labai žavi vyrus. Problema yra tame, kad santykiai, kai prasideda santykiai, reikalingas tas dūšios nuogumas, kur atidengt nuoširdumą nuo širdies ne taip jau yra paprasta, nes mes, kai išauklėti, patikti, atitikti, ir mus paglosto galvytę tėvai, mokykloj, kokie mes geri berniukai, ir mes sakom, va, čia yra tai, aš populiarus, sėkmingas, fainas, aš čia performinu, kaip sakoma, atlieku, ir mane glosto visi iki pat, ir tokia mes priglostyti, pasakyti, čia, va, tu čia geras arba gera. Ir tada tokia mergaitė ateina naivi ir pradeda korporacijai arti arba daryti savo biznį. Ir jie sekasi, ačiū Dievui. Problema yra tame, kad tai yra tokia stipri motyvacija, bet jinai santykiam nelabai naudinga iš viso. Ir jinai labai paprastai būna alinanti. Dar viena problema moters. Sėkmingos. Jinai yra pervargus. Atrodo energetiška ten taip toliau, bet paprastai yra toks lėtinis stresas ir lėtinis nuovargis, kuris pradeda duoti labai keistų santykiam afektų, kaip nekantrumas, nenulaidumas, konfliktiškumas, grubios, bjaurios, nepagarbios reakcijos. Ir apie vyrus kalbu. Pas mane ateina poros, kur vienas būna vatylėtiškai pavargęs, pervargęs, perdegęs darbe. Santykiai nebevažiuoja, paprasčiausiai. Yra kitas niuansas, tai yra dalis tų moterų yra labai gyvybingos kaip tik. Tai yra naudojasi filosofija, work hard, play hard. Dirbk stipriai ir švęsk ir gyvenk stipriai. Tas duoda ištasytą nervų sistemą, nes žmogus pripranta prie tokio labai stipraus rašo,
Paprastai toks žmogus nueina į santykį ant labai stiprių emocijų, nes jį prakala tiktai ant stiprių emocijų, o jos yra aistros pagrindu. Ir santykyje daliai žmonių labai veiklių tampa nuobodu. Nes santykiai, normalūs, gražūs santykiai yra tokiem žmonėm nuobodūs, sveikiem yra ramūs, o ištasytom dopaminėm sistemom jie yra nuobodūs. O visada, kai yra vienas stiprus, pavyzdžiui, sėkmė, kitas paprastai ateina stipresnis arba jautresnis dūšioj. Problema yra tame, kad mes dabar nekalbam apie sėkmingas moteris, kurios yra laimingos. Mes nekalbam apie tą pusę. Mes šiandieną nagrinėjam apie nelaimingas sėkmingas moteris. Todėl nepriimkit kai kurios moteris asmeniškai ir žiūrėkit, kame reikalas. Dalis moterų ateina į sėkmę ir vat per neurozę, per infantilumą, per vaikiškumą. Ir jinai pritraukia dūšios vyrą moteriško energijoj, kuris yra dūšioj, bet jisai švenčia gyvenimą. Geria, tūsina. Pagavot kampą, ne? Ir moteris, jeigu yra, pavyzdžiui, nebrandi. Nu, o nebranda dažniausiai nelaiminga. Ir ateina vyras nebrandus. Ir tas vyras paprastai, jeigu moteriško energija, jisai chaotiškas yra, impulsyvus, nepatikimas, jisai švenčia gyvenimą. Ir jisai atneša moteriai tuos dalykus, kur moteriai verta pačiai kažkiek pasibandyti daugiau. Nes aš dabar nekalbu apie atvejus. Moteris vyriško energija, bet jinai yra brandi. Pas ją gali būti. Veikia toks santykis, kada ateina švelnus vyras, dūšios vyras, labiau moteriško energijoje, bet jeigu jis yra brandus, ten žinokit, normalios poros, aš esu matęs tokias poras. Ir todėl pasakos, kad vyriška moteris, tai čia yra problema, arba moteriškas vyras. Ne, nebrandumas yra problema.